Labas rytas, nuo Kauno marių. Pradedam žvejybą savo, šiek tiek vėluodami. Iškart pasakau, žuvis ne pirmų metimų, trečių. Ir iškart matau, kad plakiukas. Atsivežėm jūs į Kauno marias, eilinį syk, nepykit. Tiesiog tai šis vandens telkinys po truputėlį tampa turbūt Lietuvos, kartu su Žemapu Lietuvos žvejų rojumi, kadangi akivaizdu, kad žuvelės čia daugėja pastaraisiais metais, panaikinus verslinę žūklę. Tai va, tai žodžiu, turbūt pats geriausias telkinys ir mokytis gaudyti feederį ir tobulinti savo kompetenciją. Tikime šiandien karščių, kaip visada. Nors orai pastarojo pastarąją savaitę tokie labai jau permainingi ir neaišku, ar ta žuvis jau išneršusi, ar jau tie didieji karščiai pradėjo aktyviai maitintis, nes pastaruoju metu pastarosiuose žvybose, kiek teko žvejoti, tai daugiausia būdavo tie delniniai karšiukai iki kilogramo. Tai labai tikimės, kad šiandien pavyks kažką rimčiau pagauti. Esam dviese, du broliai, kaip du vandens lašai, pamatyti. Aš ir Aivaras esam aukštutinėje Kauno marių dalyje. Ten į tą pusę šiek tiek aukščiau yra Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Pasirengę standartiškai turim klasikinį rinkinį gyvųjų masalų. Jaukai šiandien jau sakyčiau vasariški, gana sotus, tai matysim, kaip žuvelė juos reaguos. Tai va, sėdim, kad Aivarui netektų ilgai filmuoti, sėdim prie savo darbastelių ir pradedam žvejoti ir tikimės, kad turėsim jums ir įdomaus kažką parodyti ir įdomaus kažką papasakoti. Tai ačiū jūs, kad žiūrit ir ačiū, kad mus atsekot. Na ką, aišku, buvo galima iš namuose susiruošti jauką, bet mes nusprendėm čia prie vandens atlikti šiokį tokį eksperimentą. Jauko bazė bus ta pati, tiesiog Aivaras aromatizuos savo jauką vienokiu aromatu, tiksliau sakant karamele, o aš bandysiu tradicinį brazėmą. Tai žodžiu, dėl to jauko maišom prie vandens. Čia jau įpilta, sakykime, Champion Feed asorti ir paskutinis akcentas VDE Super Krekas. Vidų neturim jokio suktuko, tai viskas rankomis. Kaip sakoma, rankų darbas pasaulyje labiausiai vertinamas. Bandysim galbūt šviesų netgi jau, kad turėtų, nors meteorologinės sąlygos labai nepastovios pastaruoju metu. Tai aš gegužės vidurys, bet ryte temperatūra buvo keli laipsniai, bet galbūt jau vis truputėlį pereina į vasaros maitinimosi režimą. Taip, užmaišom pirmas drėkinimas su melasa. Va, irgi rankomis. Melasa turėtų šiek tiek pasaldinti jauką ir turiu dar kitų savybių, kurios skatina žuvį, kaip sakyti, intensyvę naujų medžiagų apykaitą, jos greičiau tą maistą, kurį suvalgo, virškina. Nuo to mums mažėja rizika pešerti, pasotinti žuvį. Tai jo, tai pirmas drėkinimas lengvas. Šiek tiek turim melasos likučių. Ir paliksim jauką truputėlį dabar, jeigu sugeria pirmąjį vandenį. Gerai, pasižiūrim, kas žuveliai pusryčiams. Šįryt turim truklių, turim kasterio, spalvotų musės lervų, didesnių mažesnių, turim kukurūzo, turim porą dėžučių sliekų, na ir ten tokio mikropelečių kartais nebus veiksmo, pabandysim suaktyvinti. Jaukas, kaip aš sakiau, Champion Feed ir VDE tam tikras miksas. Turim melinį plakioką. Ant vienos musės lervos balto.
Nu, čia tu toks didesnis, kad tu čia taip priešinės. Nu, negražiai gal. Va, mūsų realijos šio ryto kol kas tokie plakiai. Karščių nematyti, nesimato, kad ir vaikščiotų. Nu ir aišku, dar pagauti nepavyko. Pabandysim vėliau gausiau gyvus masalus įtraukti į racioną. Na, tada kaip nors išprovokuosim karščius kibimų, jeigu jų čia yra. Jaukas gana vasariškas, inertiškas ir jau matot, jokios įtakos, neigiamos įtakos kibimui bent jau kol kas nesimato. Na ką, baigėm šios dienos savo varus ir džiaugsmus. O šitą paskutinė žuvelė ištraukta labai gerai atspindi mūsų šios dienos motą, sakykim. Karščio nesulaukėm. Bandėm porą kartų įmesti diperį, pasižiūrėti, galbūt tiesiog mums nekimba, mes kažką netaip darom, bet dėja. Diperio rodmenys taip pat nelinkėjo nieko gero, nes paprasčiausiai nerodė stambios žuvies, nei pakilusios apskritai niekur. Tai va, tai mes su Aivaru visą dieną darbavomės iš esmės su tokiamis žuvelėmis, plakiukais. Aivarai, gali parodyti, kiek čia tos žuvelės yra, nu tai šiek tiek pasigavo iš, kad būčiau arčiau. Kažkiek gal matytųsi, nu, ta, sakykim, tą normą galbūt arti jos. Tai panašiai ir Aivaras labai suko masalų karuselę, niekas iš esmės jokio efektų, niekas nesikeitė. Trukliai, musės lervos, sliekai, pinkutės, net kukurūzą turėjom, bandėm dėk ką nori, iš esmės tas pats. Reikalo negadino net gan vasariškas jaukas, saldus ir, sakytume, sotus, tai kaip Champion Fido klasika, tačiau irgi jokios žalos iš esmės jis nepadarė, žuvelė daugiau mažiau visą dieną kavaliojasi, tiek bangomis užeidavo tokios ypač smulkus plakės, kai tiesiog pakirsti būdavo neįmanoma, tai ten turėdavo įsimažinti iki begalybės, bet mes tokio tikslo neturėjom, vis tikėjomės sulaukti karščių, padarėm tokią didžiulę bangą
davėm gyvų masalų, bet nei man, nei Aivarui tai jokios naudos nedavė. Visą iš esmės šitą pusnį pragyvenom tokiamis žuvelėmis. Tokia, sakyčiau, sportiška žvejyba, veiksmo buvo, bet tos žuvies, kurios mes čia važiavom, mes nepagavom. Mūsų nenukabinam, atvažiuosim kitą kartą, turbūt dar tie besikeičiantis orai, tas atvėsimas gal kažkiek jaukia ir karšių neršto planus. Tai negali žinot, kur jie dabar laikosi, kurioje vietoje, galbūt tiesiog reikėtų juos surasti. Na, mums šiandien akivaizdu, kad suradom tik tais plakius, bet, kaip aš sakau, liūdna nebuvo, veiksmo buvo galbūt. Ir yra svarbiausias kiekvieno žvejybos akcentas, kad būtų veiksmo. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Ir vėl susitiksim prie vandens su fiteriais rankose. O Liuduetas baigė žvejybą. Aivarai, tark tu žodį apie šios dienos žvejybą, kokie įspūdžiai? Žvejyba buvo įdomi, permaininga. Ieškojom didelių žuvų, bet radom tik plakiukus, mažus karšiukus. Kaip ir raktoje į didelius karšius neradom, bet smagiai praleidom laiką. Teisingai. Nu, visą žuvelį keliauja. Namo. Nu, aišku, kiek plakiai ten užaugs. Tas klausimas. Karšiukai.